Tai čia yra Europos kosmoso agentūra Olandijoje, tai yra kelias, pagrindinis kelias ir visų šalių narių vėliavos. Ir aš kai pradėjau dirbti, tai Lietuvos vėliavos nebuvo. Ir 2021 metais, kai Lietuva tapo asocijuota nare, tą vėliavą iš karto pakabino po 3 dienų. Tai nuo tada labai smagu, kiekvieną dieną atvažiuoju į darbą, matai Lietuvos vėliavą. Taip, su nedingstančia šypsena veide apie Lietuvos narystę Europos kosmoso agentūroje pasakoja šis įstaigos projektų vadovas Donatas Miklušis. Ši vėliava jam ne tik gražus priminimas apie gimtinę, bet ir apie jos suteiktas galimybės siekti svajonių. O Donato istorija prasidėjo Kauno technologijos universitete, kur jis studijavo elektronikos inžineriją. Mane visą laiką domino elektronikos sritis, kaip veikia elektronai, kaip elektra į namus patenka ir kaip televizorius, mikrobangų krosnelė, kaip ten veikia, kaip jie funkcionuoja. Būtent dėl to ir pradėjau studijuoti elektronikos inžineriją. Donatas suprato, kad studijos jam suteiks lygiai tiek, kiek jis pats pasinaudos jų galimybėmis. Tad jau nuo pirmo kurso jis pradėjo savanoriškai vaikščioti į laboratoriją ir mokytis praktinių elektronikos pagrindų. Ten įgyvendino įvairius projektus. Vienas svarbiausių ir daugiausiai laiko pareikalavusių buvo susijęs su automobilių srauto stebėjimu. Tai yra magnetinio lauko jutikliai, kurie skirti matuoti automobilius, tai yra parametrizuoti transporto srautų judėjimą. Tai mes turime įdiegę šiuo metu 3 sistemas, jeigu neklystu, kurios matuoja automobilius, jų greitį ir atlieka jų klasifikavimą. Studijų metu Donatas dalyvavo ir įvairiose elektronikos bei robotikos konkursuose. Pasak jo, aktyvumas yra vienas svarbiausių kriterijų po gerų akademinių rezultatų, kuris NASA bei Europos kosmoso agentūros stažuočių konkursuose iškelia vienus studentus aukščiau kitų. Tai įvyko ir vaikino atveju. Magistrantūros metais jis sėkmingai sudalyvavo konkurse ir išvyko vasaros stažuotei į NASA. NASA stažuotė truko 10 savaičių, tai yra tikrai labai trumpas laikas. Tai mes dirbome su vadovu kiekvieną dieną, buvau tikrai laimingas, kad man tiek dėmesio skyrė, nes visi darbuotojai turi savo užduotis ir jie gauna papildomai stažuotoją, kuris per 10 savaičių kažką turi nuveikti. Tai ne visi gauna to pakankamai dėmesio iš tiesų. Įstojęs į doktorantūrą, Donatas nusprendė, kad turi antrą kartą pamėginti patekti Europos kosmoso agentūrą. Pirmą kartą šios organizacijos stažuotės konkurse jis dalyvavo dar prieš NASA. Tuomet vaikino neišrinko, visgi antrą kartą sėkmė nusišypsojo. Pašnekovas teigia, kad tai galėjo lemti aukštesnis jo kvalifikacinis laipsnis, bei tai, kad projektas, į kurį jis kandidatavo, labiausiai atitiko mokslininko patirtį. Aš buvau pakviestas dirbti optinės komunikacijos srityje, tai yra gan naujas sritis. Turbūt visi esame susipažinę su šviesoladiniu internetu, jis yra įprastas kasdienybėje, bet kaip signalas perduodamas iš kosmoso į Žemę. Tai šiuo metu yra dažniausiai naudojami radio bangų metodai, bet naudojant optinį signalą, tai yra tiesiog lazeris, kuris šviečia į teleskopą irgi perduoda signalą. Tai mes dirbame šioje srityje, kad naudojant lazerį, optinį signalą, perduoti informaciją iš palydovų į Žemę. Į Europos kosmoso agentūrą Donatas išvyko kaip Lietuvos nacionalinis stažuotojas, tačiau jau po metų jį darbino pagal jaunų baigusių studentų programą, o vėliau vaikinas agentūroje pasiliko dirbti pagal jaunųjų profesionalų programą. Šiandien Donatas Miklušis Europos kosmoso agentūroje dirba jau 4 metus. Vienas ilgalaikių projektų, kurį mokslininkas kartu su komanda siekia įgyvendinti, perdaryti vieną iš Graikijoje esančių teleskopų į optinę stotį. Visgi pašnekovas teigia, kad įsidarbinus organizacijoje praktinės veiklos vis mažėja. Juokaudamas jis sako, kad Europos kosmoso agentūroje mokslininkų išvis dirba nedaug. Šiuo metu dirbu toj pačioje srityje, bet kadangi mano pareigos pasikeitė, aš dabar esu labiau kaip technologinis projektų vadovas. Didžioji darbo dalis tai yra dokumentų skaitimas, susitikimai su pramonė. Stereotipas, kad kosmoso agentūroje žmonės dirba prie raketų, gamina raketas, palydovus. Tai iš tiesų Europos kosmoso agentūroje kaip įstaigoje mes patys netliekame tokių praktinių užduočių. Agentūros tikslas yra skatinti Europos pramonę, kad pramonė būtų konkurencinga ir atliktų šios darbus. Tai mes kaip ir esame projektų vadovai, kurie užsako palydovą, o jo gamybą užsiima didelis įmonės kaip Airbus. Mokslininkas pasakoja, kad visi darbai Europos kosmoso agentūroje yra padalinti tarp skyrių.
O be to, čia dirba pačių įvairiausių kultūrų žmonės, tad darbuotojams yra labai svarbu mokėti bendradarbiauti ir būti tolerantiškiams. Be kita ko, organizacijoje užtikrinama ne tik kultūrinė, bet ir darbo disciplinų įvairovė. Čia laukiami visų specialybių atstovai – nuo inžinerijos iki gamtos mokslų, nuo medicinos iki teisės, nuo žmogiškųjų išteklių iki vadybos. Gal atrodo kitiems, kad kosmoso agentūra yra labai toli ir nepasiekiamas dalykas, bet iš tiesų tai yra labai arti. Ypač Europos kosmoso agentūra, lietuviai gali ten aplikuoti ir įsidarbinti. Yra stažuočių programos, tai yra stažuočių programos jauniems studentams, paskui vyresniems studentams ir doktorantūros lygio studentams. Tai reikia tiesiog sekti tas naujienas, nes jos aplikacijos vyksta porą kartų per metus ir aplikuoti. Inovacijų agentūros SpaceHub LT grupė prisideda prie galimybių Lietuvos studentams ir jauniesiems absolventams plėtoti savo karjerą kosmoso srityje. Šiuo metu įgyvendinama Europos kosmoso agentūros nacionalinio stažuotojo programa, pagal kurią iki 2025 metų pabaigos dar 5 lietuviai metus galės stažuotis Europos kosmoso agentūroje. Be kita ko, 2024 metų vasarį bus ir vėl paskelbtas Europos kosmoso agentūros jaunųjų absolventų stažuotės konkursas, kuriame galės dalyvauti ir kandidatai iš Lietuvos.